Gerą dieną, eteryje laida Krepšinio savaitė. Rugsėjo 17-ąją paaiškėjo naujasis Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, kuriuo tapo Mindaugas Balčiūnas, įveikęs buvusį krepšininką Robertą Javtoką. Pastarasis į prezidento pareigas kandidatavo antrą kartą. Mindaugas Balčiūnas Robertą Javtoką įveikė rezultatu 84-63. Balčiūnas pastaruosius 3 metus buvo Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius. Šias pareigas jis ėjo nuo 2006 iki 2013 metų ir talkino Vladui Garastui ir Arvydui Saboniui. Rinkimų metu vienas biuletenis buvo sugadintas, o procentaliai vertinant, Mindaugą Balčiūną rinkosi 57% LKF narių, o Robertą Javtoką 43%. Pirmasis Mindaugo Balčiūno darbas bus išrinkti naują Lietuvos rinktinės vyriausiąjį trenerį. Anot Balčiūno, favoritu tapti vyriausiųjų trenerių yra Rimas Kurtinaitis, bet galutinis atsakymas paaiškės per artimiausias kelias savaitės. O toliau mes keliamės į Lietuvos krepšinio lygos sezono startą. Pirmosios 32 sezono rungtynės sužaistos Panevėžyje, kur praėjusio sezono 3 vietos savininkai Savetbet Lietkabelio krepšininkai priėmė atsinaujinusius Mažeikių M-Basket Delbout krepšininkus. Po dramatiškos ir atkaklios kovos panevėžiečiai šventė pergalę 82-78. Šiose rungtynėse rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 13 taškų pelnęs Jorgijos Kalaitzakis, 11 pridėjo Danielius Lavrinovičius, o Marko Pecarskis ir Dovis Biškauskis surinko po 10 taškų. Šios rungtynės buvo ypatingos dar ir tuom, kad jų ilgosios pertraukos metu buvo pagerbta Panevėžio krepšinio legenda Raimundas Sarkūnas. Jo marškinėliai tapo pirmaisiais, kurie buvo iškelti į Panevėžio Kalnapilio arenos palubes. Dabar keliamės į Vilnių, kur pirmajame ture buvo užfiksuota didelė sensacija. Šio netikėtumo autoriais tapo Klaipėdos Neptūno krepšininkai, kurie jau pirmajame ture įveikė čempionų titulą ginantį Vilniaus Rytą rezultatu 90-84. Jorgijaus Vovro auklėtiniai 3 kėlinius pirmavo ir kontroliavo rungtynių eigą. Tačiau ketvirtajame kėlinyje Rytas susikrovė dviženklį pranašumą. Atrodė, kad čempioniška šventė gali būti perkelta ir į pirmasis naujo sezono rungtynes. Tačiau klaipėdiečiai nesutriko. Surengė atkarpą 11-1 ir išlygino rezultatą. Likus minutei svarbu tritaškį pataikė buvęs Vilniaus komandos krepšininkas Mindaugas Girdžiūnas, o tašką padėjo Zeinas Vartamanas pataikęs iš toli. Rungtynių didvyriu tapo skambiai Klaipėdos Neptūne prisistatęs Dešeras Bui, surinkęs 26 taškus. Watermanas pridėjo 17, o po 9 Ardas Peručka, Martynas Pacevičius ir Neitas Johnsonas. Sostinės komandoje galingas rungtynes sužaidė Gytis Basiulis. Jis pelnė 18 taškų, Markinis Normantas pridėjo 16, Semionas Flegas pridėjo 12, tačiau visų šių pastangų buvo maža. Kur kas sėkmingiau sezono pradžia susiklosti kitam praėjusio sezono finalininkui Kauno Žalgiriui, kuris neturėjo vargo Šiauliuose. Nors galutinis rezultatas 91-63 skelbė pakankamai užtikrintą žalgiriečių pergalę, rungtynes sėkmingiau pradėjo Žydrūno Urbano auklėtiniai. Antrajame kėlinyje kauniečiams jau pavyko persverti rezultatą, o trečiajame kėlinyje žalgiriečiai jau įmetė 28 taškus ir praleido 16. Tai buvo lemiamas dvikovos momentas, ketvirtasis kėlinys buvo tik formalumas. Kauniečių gretose rezultatyviausiai žaidė po 14 taškų pelnė Ignas Brazdėkis ir Deividas Sirvytis, po 11 Laurino Biručio ir Luko Lekavičiaus sąskaitose. Šiauliečių rezultatyviausi krepšininkai 14 taškų pelnė Saulius Kulvietis, 13 Gary Blakesas, o po 8 surinko Marius Valinskas ir Mindaugas Kupšas. Paskutinės neapžvalgos rungtynės, kurios vyko sekmadienio vakarą Vilniuje. Jose susitiko Vilniaus Vulstrinsbet ir Jonavos Ibet krepšininkai. 103 taškus įmetę Vulstrinsbet krepšininkai 103-90 iškovojo pergalę prieš jonaviečius. Šiose rungtynėse tiek vieni, tiek kiti pristatė naujuosius vyriausiusius trenerius. Vulstrinsbet į pergalę šį sezoną veda italas Alessandro Magro, o Sibet vyriausiųjų trenerių tapo Mantas Šernius. Šiame mače ryškiausiai spindėjo Anthony Kovono žvaigždė. Vulfs naujokas pelnė 20 taškų ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus. 18 taškų ir 6 rezultatyvus perdavimai Jeffrey Tayloro sąskaitoje. 15 pelnė Kristupas Žemaitis. Jonavos neišgelbėjo 20 taškų pelnęs Kobi Makyvanas ir 19 pridėjęs Dominikas Breftonas. Jau netrukus Vilkai pradės kovas Europos taurės turnyre. Apie tai papasakosime kitoje laidoje. O šiandien krepšinio savaitėje jau tiek. Ačiū visiems buvusiems kartu.